yra sumetęs 2009 gegužę tą padaręs čekas Eitsonas. Kuris jau, galima sakyti, beveik pakeliu į Lietuvą. Trečiadienį berods atskrenda ir ketvirtadienį bus pagerbtas Ryto Jeep arenoje. Fosteris pradeda rungtynės pramesdamas abi baudas. Kyrilas Evansas iš toli išveda į priekį Kauno Žalgirį. R.J. Kaulas kaip agresyviai ir išprovokuoja Kyriną Evansą pražangą ir panašu, jog bus metami du baudos metimai. Taip, arbitrai iškart nurodė, jog pražanga metimo metu. Evansas apstulbęs dėl jam užfiksuotos pražangos. Agresyvus Vilniečių startas, daug prasiveržimų, daug to žaidimo į kontaktą. Ir nors šiaip jau Kauno Žalgiris yra taikliausiai iš po krepšio metanti komanda lygoje, kad ir kaip ta statistika skambėtų neįspūdingai, bet iš tikrųjų tai yra svarbus žaidimo elementas. Ir žalgiriečiai tuo pačiu ir varžovam neleidžia mesti efektyviai, yra geriausiai lanka ir krepšį ir tą zoną po krepšių ginanti komanda lygoje. Kol kas Vilniaus Rytas būtent prasiveržimais išprovokuotom pražangom daro žalos, nors Fosteris prametė abi baudas, bet R.J. Kaulas su 5 Vilniaus Ryto taškais lygina rezultatą. Yra pralaimėjimų, taip kad, o čia matome, bus pirmoji peržiūra šios dienos rungtynėse. Šį vakarą turėsime galimybę klausytis peržiūrų. Mikrofonas prie teisėjų. Kur minutės gal nelėkė. Taip, panašu peržiūrės tą epizodą, kur Markusas Fosteris. Čia ne šitas dar seniau. Kurisas metis čia, jo. Tai čia metė Kaulas praeitą. Čia ne šitas. Dar prieš tai ataka. 6 kokį 30 turbūt, ne. 7:30 buvo. Šitas, va. Jo, šitas. Taip, tu visiškai teisus, Lukai. Bet paskui ar lietė Brutus. Eik tolyn. Jisai lietė, kamuolį, neduoda. Dar jis neviduoju? Jis paliečia kamuolį. Tiesa, Rytas atkovojo 3 kamuolius po varžovų krepšių ir apskritai laimi kovą dėl kamuolių net 10-4. Žalgiris antrųjų šansų šį vakarą dar neturėjo. Kyla Žalgirio arena. Sėdinčia arenoje vaizdas išties įspūdingas ir truputėlį svaiginantis. Laurynas Birutis prameta, o čia pirmasis žalgiriečių antrasis šansas šį vakarą. Dovydas Giedraitis prameta iš toli ir net 2 kamuolius puolime vienos atakos metu ima Žalgiris. Pražanga ir 2 baudų metimai, kuriuos mes Kyrilas Evansas. Taip, ir tikrai netruko to užsivedimo žalgiriečiam ir prieš tai, bet panašu, kad tikrai šitos skanduotės ir stovinčios Žalgirio arenos, ką dabar ir matome, paskatinti žalgiriečiai dar aktyviau kovoja dėl kamuolių, lipa ant lentos. Labai sutapo. 2 pirmieji rungtynėse puolime atkovoti kamuoliai buvo atkovoti prasidėjus šiai skanduotei. Išties įspūdinga atmosfera Žalgirio arenoje. Kyrilas Ryto trenerio asistentas signalizuoja, jog vertėtų paimti peržiūrą šitoje situacijoje, bet panašu, kad Ryto treneriai to neprašys, nors dar ne vakaras. Ne, panašu, kad Giedrius Žibėnas yra linkęs pataupyti tas peržiūras. Nemažai apie jas kalbama ir nemažai būtent kalbama apie tai, kad labai treneriai yra linkę jas išnaudoti per anksti. LKL Score Stars mums primena, jog nuo 7:30 Mažeikių M-Basket Delamot prieš Jonavos Sibets. Tiesioginė transliacija iš Telšių iškart pasibaigus šioms rungtynėms. Taip, M-Basket kaip tik ir žaidžia su Sibet, kovoja dėl 7-8 pozicijų, kurios ketvirtfinaliai ir sustiks tikėtina su Ryto arba Žalgiriu. Geros galimybės mesti, Manekas jam sutrukdė ir netaiklus metimas Žalgirio kamuolys. Neblogas Brady Maneko epizodas gynyboje. Taip, ten susiratavo gynyboje žalgiriečiai tikrai laiku, nes iš pradžių prie Masiulio galbūt ir nebuvo žmogaus, bet suspėjo sugrįžti tik Manekas užtvarą Lekavičiui. Lekavičius atakuoja Goremą, nusimeta kamuolį Giedraičiui prieš jį Normantas. Normantas užtvarė kelią prie krepšio, jau tik 1 sekundė. Sudėtingas Giedraičio tritaškis netaiklus. Birutis
kovoja dėl kamulio, bet jo iš